Vienas didžiausių Didžiosios Britanijos bankų HSBC štai tokią pateikė prognozę, kad dabar auksas kainuoja berods apie $1600–1700 už unciją. Bankas mano, jog kitais metais jo kaina kils iki 2000, dar kitais metais gali būti vidurkis 1800 ir po to jau neaiškios prognozės. Rokai, kaip jūs pakomentuotumėte šitą? Kiekvienas bankas turi savo prognozes ir iš tikrųjų jos dažnai skiriasi kardinaliai. Ir tos pačios prognozės, irgi yra manipulacijos dalis rinka. Vienas didžiausių manipuliatorių, turbūt visiems gerai žinomas finansininkas Džordžas Sorošas. Jisai labai aktyviai veikia aukso rinkoje. Pernai metais jisai Davoso forume paskelbė, kad aukso burbulas jau tuoj sprogs. Ir po to labai greitai pradėjo dvigubinti, trigubinti savo aukso rezervus. Dabar šiemet jis aukso pardavė, beveik nepasilikdamas nieko. Ir visom rinkom yra labai įdomu, ką tai reiškia, ką tai gali reikšti. Tokių ryklių kaip Sorošas sprendimai. Žilinai. Manau, tai čia buvo tik tais žaidimas, nebuvo kažkokia kita įtaka. Tai buvo sakyta, kad tuoj sprogs, visi pradeda parduoti, jis susipirko. Kaina pakilo, jis pardavė. Dabar vėl kaina yra stabiliai, šiek tiek svyravimai vyksta, tai yra natūralu. Ir jis dabar mažesnio taško vėl pradeda supirkinėti. Visiškai pritariu kolegai, kad tai galima pavadinti rinkos manipulacijomis ir žmonės norinčius investuoti į auksą labai norėčiau įspėti, kad jie tikrai pagalvotų apie tai, kokiam terminui jie investuoja. Nes jeigu į auksą investuojama yra trumpam terminui, tai jisai tampa spekuliantu, o ne investuotoju. Aukso investavimo horizontas, sakyčiau, prasidėti turėtų nuo 3 metų. Tuomet auksas gali būti pakankamai įdomus instrumentas ir pakankamai mažai rizikingas. Atsižvelgiant į aukso, reiškia kainos nepastovumą, trumpos investicijos į auksą yra labai rizikingos.